Žinot, jeigu būtų buvus mano valia, kadangi, kaip alkoholikė turiu tokį bruožą, noriu viską sukontroliuoti. Tai aš ko gero būčiau pasirašiusi kalbą, ten išmokusi viską atmintinai, be galo pergyvenusi, jeigu būčiau kažką ten užmiršusi. Bet globėja pasakė tiesiog atsisėsk ir papasakok tą savo istoriją ir atiduok viską Dievo valiai ir nesuk savo galvos. Tai bandysiu šitą ir padaryti. Taip, šiaip kai žiūriu dabar į visą savo alkoholio vartojimo istoriją, iš tikrųjų pusę to laiko nei aš pati, nei kažkas kitas nebūtų pasakęs, kad kažkas su manimi yra negerai. Reiškia, labai daug žmonių būna taip, kad pirmieji šokiai kažkokie, pirmasis stikliukas ir iš karto pirma meilė alkoholis, tarsi tai pataiso visas problemas. Man buvo šiek tiek kitaip. Kažkur tai iki 25, kaip ir visi kiti bendramžiai vartojau, pakankamai saikingai, kaip būdavo, kad ten daugiau išgerdavom, bet aš paprasčiausiai negalvodavau apie alkoholį tarp vartojimą. Nuo 25 jau atsirado tokie pirmi ženklai, kad galbūt kažkas jau nebenormalu. Ir nuo 30 sprogo tiesiog viskas ir nėriau labai staigiai ir giliai šitą problemą, viskas progresavo gana greitai. Tai galbūt nuo pradžių, nuo vaikystės. Mano tėvai šiaip neturėjo šitos problemos, mama buvo iš viso alkoholio nevartojanti. Mačiau porą kartų ją laikančią vyno taurę per visą gyvenimą kartu. Tėvas buvo saikingai vartojantis, labai mėgo alų, nes buvo iš Biržų krašto. Tai šitą šiaip nerekomenduoju daryti, bet kai aš buvau maža, kartais man duodavo to alaus kokį ketvirtadalį stiklinės ir sakydavo, čia, kad geresnis apetitas būtų. Ir pagerėdavo tas apetitas, ten tos dešrosios užsimanydavo po to, bet ko gero nelabai gera praktika, turint omeny, kur aš dabar esu. Šiaip kaip vaikas, dabar, kai atsimenu, pastebiu tokį bruožą, kad buvo toksai tarsi uždarumas ir atsiribojimas nuo kitų. Aš labai nenorėjau eiti į darželį, man visi vaikai atrodė tenais kvaili. Man žymiai labiau patikdavo žaisti vienai, būti vienai. Jeigu mane ten nuvesdavo, aš iškart susirgdavau. Tarsi toksai jausmas, kad esu aš ir jie, kad aš nesu kažkokios grupės dalis. Ir šitas vis kartodavosi vėliau gyvenime. Pakankamai ankstyvas buvo dalykas. Ir po to mano tėvai pradėjo labai konfliktuoti ir viskas baigėsi skyrybomis. Ir tai buvo kaip tik tuo metu, kai, aš turėjau pradėti mokyklą, prasideda vertinimas, tokia socializacija ir kaip tik tėvų skyrybos. Tai dar pati mama man sakė, kad kažkas su tavim negerai nuo to laiko pasidarė, nes pasidarė be galo jautri kritikai. Jeigu kažkokį gauni ten tiesiog auklėjamojo pobūdžio pastabą, tai iš karto labai imi į širdį. Ir šitai irgi išliko, daugiau ar mažiau, iki pat šiol iš tikrųjų. Tai tada mano mama išsiskyrusi sukūrė antrą santuoką ir tada aš pirmą kartą taip artimiau susipažinau su alkoholizmu, kadangi jos antras vyras buvo alkoholikas. Kai jie susituokė, iš tikrųjų, jis buvo, ko gero, sausas alkoholikas, kaip mes mėgstam vadinti, nes, kiek žinau, jokios pagalbos nesikreipė, bet jis visiškai nevartojo. Ir taip gyveno gana ilgą laiką, kol kažkas atsitiko, įvyko atkrytis ir aš atsimenu, tada man jau buvo koks 12 metų. Ir jis buvo toksai nepiktybinis alkoholikas, tiesiog sėdėdavo namie, žiūrėdavo televizorių ir gerdavo vienas pats. Ir man tiesiog kaip tokai, jau prasideda paauglystė, tokio amžiaus, man kažkaip tai norėdavosi tos vienatvės grįžus iš mokyklos ir mane jis labai erzindavo. Ir čia visai neseniai radau, tokį vaikystės dienoraštį, tai ten apie jį buvo parašyta, kad, bezdantis
televizorių kiaurą dieną žiūrintis kvailys, žodžiu, bet tokia buvo mano nuomonė apie alkoholikus matyti, ir kad aš būsiu kitokia negu tu. Tai, matot, nelabai išėjo, bet iš esmės čia yra dar vienas dalykas, kuris vis kartojasi gyvenime, kad jau tada buvo tas pat, aš būsiu geresnė už tave. Tai jeigu tėvai baigia aukštąjį, tai aš noriu magistrą baigti, jeigu aš stoju į universitetą, man reikia būtinai į užsienį, jeigu į užsienį būtinai ten seniausia kažkokį tai prestižinį, žodžiu, toks ambicingumas ir labai didelis nusivylimas, jeigu kažkas neišeina, jeigu aš tų standartų savo neišpildau. Tai buvo jau nuo vaikystės šitas dalykas. Na, tai ta santuoka nutrūko mamos vis dėlto dėl to alkoholizmo ir tada paauglystė, tai aš atsimenu kaip tokį, na, šviesiausią periodą iš tikrųjų. Atrodo, kad, kaip sako, nebuvo nei vieno pilko debesėlio danguje. Mokslai jie ėjosi puikiai, turėjau daug puikių draugų, artimą ratą, hobiai, užsiėmimai, žodžiu, atrodė, kad manęs laukia šviesi ateitis, kad viskas bus puikiai. Ir tada viskas apsivertė aukštyn kojom. Mano mama sunkiai susirgo depresija su psichoze. Liga atsirado staiga, vystėsi labai greitai ir niekas nespėjo suprasti, kas su ja vyksta iš tikrųjų pilnai. Ir viskas baigėsi tuo, žodžiu, kad mano mama pasikorė. Ir aš likau kaip ir viena, nes gyvenau tuo metu su mama. Tėvas buvo išvykęs padirbėti į užsienį, kažkaip tai jis negalėjo grįžti dėl tam tikrų priežasčių. Ir man tai buvo didžiulis smūgis dėl to, kad su mama buvo labai šiaip glaudus artimi santykiai, na, aš ją laikiau tokia kaip ir savo draugė, viską ją išsipasakodavau. Ir aš kokius metus dar laiko negalėjau visiškai su šituo susitaikyti. Tarsi nepriėmiau to fakto, kad jos nebėra. Po metų man kirto per galvą ir nervus šitas faktas. O antras dalykas, man buvo tuo metu 19 metų ir man kirto gana daug tokios atsakomybės, kur nebuvau tam iš tikrųjų pasiruošusi. Tai reiškia, mama turėjo ten neveikiančią įmonę, pati savo dirbo, ten buvo kažkokių skolų, būtas irgi su paskola, žodžiu, aš jau nuo 19 metų turėjau tokias atsakomybės. Na tai tokia buvo sudėtinga pradžia suaugusio gyvenimo. Bet nepaisant viso šito, aš tada tikrai nepradėjau ten daugiau tūsinti su draugais, ar išgerinėti, ar kažkaip kitaip svaigintis. Pakankamai ilgą laiką. Na ir po viso šito aš išvažiavau studijuoti į užsienį. Ir kas su manim vyko po mamos mirties, žodžiu, prasidėjo tokie dalykai kaip panikos atakos, reiškia begalinė didelė įtampa, tol kol prasideda hiperventiliacija. Man būdavo sunku susitvarkyti su visokiais ten terminais universitete, didžiulis nerimas atsirado. Ir tuo pačiu metu keitėsi mano santykis su alkoholiu. Tai reiškia, universitete ten būdavo gana daug studentų vakarėlių, nu aš tokia mažam miestelyje studijavau. Dažniausiai tai būdavo kieno nors namuose arba tose vadinamose studentų bendrabučiuose. Tai pas mus, pavyzdžiui, būdavo taip, kad studentų komitetas nuperka tiek alkoholio, kiek tik tenais. Žodžiu, ateik į vakarėlį ir imk kiek nori, gerk kiek nori. Tai aš tų vakarėlių labai laukdavau iš tikrųjų. Na, bet jau pastebiu tą pasikeitusių santykių su alkoholiu, kad man tas išėjimas į barą su draugais ar tas kažkoks tai vakarėlis jau yra toksai kaip įvykis, kurio aš laukiu, po visų atsiskaitimų norisi išeiti išgerti su kuo nors, jeigu nėra su kuom, tai susinervinu, žodžiu, jau keičiasi tas santykis, bet dar kaip ir tokios problemos, kad aš pati suprasčiau, ar kiti pastebėtų, dar nebuvo. Tai, žodžiu, sėkmingai baigiau universitetą ir išvažiavau į kitą miestą irgi užsienyje dirbti. Iš tiesų, nelabai žinojau, ką daryti su savo gyvenimu.
tuo metu tiesiog draugė pasiūlė pirmą pasitaikiusi darbą, tai kuris buvo bare. Tai buvo toks tipinis škotiškas pabas, taip vadinamas, tenais būdavo daug renginių, visokių, žodžiu, vakarėlių, maistas, gėrimai, žodžiu, ir aš ten buvau tokia kaip pamainos vabdybininkė iš kartus, galim taip pavadinti. Ir, žodžiu, tenais alkoholis visada buvo šalia. Tai buvo įprasta praktika, žodžiu, po darbo susės su kolegom išgerti, po dieninės pamainos, pasidėdavom kartais iki vakaro, tada tas pats vykdavo po naktinės pamainos, kartais iki 4 ryto ten užsidarę su kitais barmenais sėdėdavom. Ir galiausiai aš pradėjau parsinešti, negalėdavau grįžus užmigti, žinau, kad rytoj vėl į darbą, tada aš parsinešu alkoholio. Parsinešu alkoholio ir palaipsniui tas kiekis vis didėdavo. Iš pradžių man ten užtekdavo vieną alaus, po to jau už porą dar daugiau pasimėjau. Tai va. Šitas tęsiasi kurį laiką. Jau buvo šiokių tokių pasiekmių, kad kažkokie pavėlavimai į darbą. Aš pasidariau tokia, kaip dabar sakau, tusoftikė, žodžiu, daug vakarėlių, daug koncertų, daug to išgėrinėjimų, tiek darbe, tiek namie, tiek kažkur išėjus. Galiausiai aš supratau, kad kažkas su manim nėra labai gerai, nes pajutau, kad turiu tą kablį. Tai, žodžiu, aš išgėrusi grįžtu, išgeriu, ką turiu namie ir tada man dar trūksta. Tai tuo metu gyvenau ne viena, mes ten dalinomės butus su kitais žmonėmis ir vienas jų žinojau, kad turi visada skardinę alaus šaldytuve. Tai aš ją paimdavau, reiškia, jau nusižengdavau savo moralinį nuostatą. Paimdavau tai, kas nėra mano, išgerdavau, tada ryte padėdavau atgal kitą vietą. Tai ta skardinė, nežinau, gal kokį 20 kartų tai pasikeitė. Žodžiu, aš jau pagaunu, kad darau kažkokias tai visiškas nesąmonės. Jau nekalbu ten apie visokius pamestus daiktus, piniginės, žodžiu, kaip minėjau, vėlavimai į darbą, žodžiu, jau matau, kad aš geriu per daug, žodžiu, tokia išvada. Atsimenu, buvau pasisiuntusi programėlę tokią, kad sekčiau, kiek aš išgeriu. Tai vienu žodžiu, jeigu pas mane savaitėje 2 dienos dega žaliai, kad aš išvis negėriau, o ten kitą dieną išgėriau galbūt pusę pintos, bet ten, kai visas likusias tai gėriau daug, tai čia jau visai neblogai, čia tai priimtina. Žodžiu, šitaip save apgaudinėjau. Ir va taip ar gyvenau kurį laiką ir tada, ką dar galbūt reiktų paminėti, tai panašiu metu susipažinau su tokiu vaikinu, jisai turėjo problemų irgi su priklausomybė, bet ir su kitomis psichoaktyviomis medžiagomis. Tai porą dalykų, kas susijęs su šitais santykiais, iš tikrųjų buvo taip, kad aš irgi buvau į tas kitas psichoaktyvias medžiagas įsitraukusi, bet laimiai pas mane priklausomybė nuo jų neišsivystė, tai kitaip nei su alkoholiu, aš tiesiog padėdavau tą į šalį ir užmirždavau iš visko. O antras dalykas, tai dabar kai pagalvoju, tiesiog sunku pasakyti, kur man tada reikėjo bėgti skubiau. Ar į anoniminius alkoholikus, nes jau nebekontroliuoju aš to savo vartojimo taip kaip anksčiau. Ar į Al-Anoną, žodžiu, priklausomų žmonių paramos grupė, nes, iš tikrųjų, aš tose santykiuose, taip po truputėlį dariausi visišką neurotikę. Tai pradėjo reikštis kopriklausomybė irgi, kad žmogus, tarkim, dingsta mano pinigai, susitarti nepavyksta, visokios manipuliacijos, taip toliau, ir aš vis tiek išeinu ir grįžtu, ir pati nesuprantu, kodėl. Tai va. Tuomet grįžau į Lietuvą ir galiausiai šituos santykius nutraukiau. Buvau mamos butą išnuomavusi ir kaip tik tuo metu jisai atsilaisvino. Aš, žodžiu, išvažiavau namo pas save ir buvau jau sukaupusi tiek daug pykčio, pagiežos, žodžiu, ir tam savo partneriui buvusiam, ir kamavo begalinis nerimas, buvo karantinas tuo metu, darbo neturėjau, pinigų irgi ten beveik ne. Ir ką aš dariau, tiesiog gėriau. Tai
man atrodė, kad aš tiesiog, kad aš turiu teisę šitą daryti, nes aš tokia nelaiminga. Kas dabar atrodo juokinga. Bet, žodžiu, aš praradau laiko nuovoką ir nežinau, kiek dienų iš tikrųjų tenais tiesiog gėriau ir ten kažkiem draugam nuotoliu tam paskambindavau, pašnekėdavau ir vėl toliau gerdavau. Kuo visas šitas baigėsi? Psichozė. Žodžiu, dar atsimenu tokį paskutinę sveiko proto dar tokį momentėlį, kada, žodžiu, ateini į kambarį, matau prilaistytą vyno ant grindų ir galvoju, nu jeigu šitaip ir toliau, tai man reiks eiti anoniminius alkoholikus. Bet tada pagalvoju, bet tenais reiks sėdėti, žodžiu, ratu ir klausytis dar daugiau žmonių šūdo. Tai reiškia, pas mane toks suvokimas buvo. Nu, buvo suvokimas, kad, pagalba yra, esu girdėjusi apie šitai, bet kad tenais tiesiog visi sėdi ir skundžiasi. Ir pasakoja, kaip jie gėrė ir kaip jiems sunku. Tai toks buvo ribotas mano suvokimas. Na ir tada prasidėjo tokie dalykai, kad, žodžiu, man atrodo, kad mane seka. Aš bijau naudotis telefonu, kompiuteriu. Vienu momentu man atrodė, kad neseniai mane aplankęs draugas yra ant stogo ir dainuoja, žodžiu, garsinės haliucinacijos. Nu, vat tokie visai rimti dalykai. Tai va, tai kažkaip tai aš paskambinau visą persigandusi tėvui ir pasakiau visą tiesą, kad žodžiu, aš gyvenau su tokiu partneriu, kad su manim kažkas tai darosi. Nu ir, žodžiu, po truputėlį kažkaip nuvažiavau pas jį, iš tos būsenos išėjau ir tik po kurio laiko supratau, kad, žodžiu, man buvo psichozė, man reikia kreiptis pagalbos. Tai taip ir prasidėjo mano kelionės pas psichiatrus, psichologus, priklausomybės centrus. Koks pusmetis po šito pirmo epizodo buvo antras epizodas ir tada atsidūriau psichiatrinėj ligoninėj. Tai iš tikrųjų tą pirmą kartą buvau ganėtinai lengvam skyriui psichosocialinės reabilitacijos ir man tenais visai patiko, galvoju, čia vos ne kaip sanatorija, visai, žodžiu, pabendrauti su žmonėm, nueiti ten tas relaksacijas. Kai antrą kartą pakliuvau į ligoninę, aišku, supratau, kokio iš tikrųjų esu padėty, bet apie tai šiek tiek vėliau. Žodžiu, čia jau būtų tas periodas, kurį minėjau, ar ne, po 30, tarp 30-33, tai tiesiog bendrais bruožais apibūdinsiu, kaip jis atrodė, nes aš jau pati net nebesiu, kas tam po koja ir tai neturi jokios reikšmės. Pameni savo moralinės nuostatas, prasideda visokios manipuliacijos. Tarkim, aš išgerinėju visą mėnesį po darbo. Nu, bet po darbo būdavo mano standartas 5-6 alaus, čia jeigu gera diena, jeigu bloga diena 10, jeigu laisvadienis, tai jau nuo pietų aš pradedu, žodžiu, ir iki pat dienos galo. Pamini savo moralinės nuostatas, ta prasme, kad aš mėnesio gale skambinu tėvui ir sakau, o čia man dėl buto reikėjo tą išleisti ir aš tikrųjų tuo tikėdavau, kad aš šitos pinigus išleidau, daug pinigų, rūpinausi mamos butu ir, žodžiu, dabar dėl to neturiu pinigų. Kad aš kiekvieną dieną vartojau alkoholį ir balandžiai, kiek ten pinigų išleidau, man šitas visiškai jau sveiko mąstymo, žodžiu, nebėra. Ir moralinių nuostatų. Šitas dalykas. Kitas dalykas, gyvenau tuo metu dalinausi su drauge savo, labai gera. Ir aš ją dar ir dirbau vienoje vietoje, tai baisu pagalvoti, ką jinai tenais prisižiūrėjo per tus paskutinius, ypač mano gėrimo metus. Tai jai teko susidurti su tokiais lunatikavimais mano. Reiškia, man buvo išrašyti antipsichotiniai vaistai, antidepresantai. Ir kadangi aš vaistus maišydavau su alkoholiu, tai aš dabar vadinu tokiais lunatikavimais. Reiškia, savaitę pavadavau kolegę dirbdama prie kasos, vaduodama, grįžtu namo, prisigeriu ir tada kažką aš tenais darau kambaryje, jie ateina, sako, kas, žodžiu, ką tu čia darai, aš sakau,
bilietų negaliu parduoti, nors muziejai dirbu, žodžiu, negaliu bilietų parduoti, sistema užstrigo. Ta prasme, ką aš ten įsivaizduodavau, kas ten man šviesdavosi, sunku paaiškinti. Arba įsiveržiu jos kambarį vidury nakties ir kadangi buvau ten neseniai psichiatrinėje ligoninėje, aiškinu, ją išbudino, žodžiu, ir sako, kas tau yra, sakau, oi, labai atsiprašau, aš galvojau, kad čionais yra sesučių kambarėlis. Ir neatsimenu, nei kaip ten atsidūriau, nei vat tokie keisti dalykai su manim pradėjo darytis. Kas toliau? Fizinė sveikata. Pas mane kraujospūdis jau galą prieš pat ateinant į anonimus. Buvo pastoviai pakilęs kaip pas pensininkę, gal net ir blogiau. Kojos prakaituodavo taip, kad man čiužinėdavo batuose. Rankų tremoras atsirado, reiškia, aš atsimenu, jau nustojau absoliučiai naudoti makiažą, ten į darbą eidavau nepasidažiusi, nes paprasčiausiai nebegalėdavau. Aš atrodo, kad aš akį išsidursiu, ant tiek ranka drebėdavo, kai aš bandydavau pasidažyti. Va tokie fiziniai dalykai. Tai tokie dalykai tęsiasi gal paskutiniais metais. Pagal paskutinius metus tęsiasi, vyko pastoviai kiekvieną dieną, žodžiu, kol galiausiai buvo tarsi kažkoks šviesėjimo periodas ir aš sugalvojau, kad man dar būtų neblogai į magistrą įstoti, nes reiškia, viskas dabar yra blogai, aš visiškai nevaldau savo gyvenimo, tai jeigu, žodžiu, aš darysiu tą patį, ką aš anksčiau darydavau, tai buvau ganėtinai akademiškai, toksai, man sekėsi akademijoje, tai aš dabar darysiu tą patį ir aš nustosiu gerti, žodžiu, nes būsiu susidomėjus kažkuo, žodžiu, ten prisigalvoju visiškai nesąmonę. Ir tada jau aš aišku įstojau sėkmingai ir pradėjau mokytis ir tada man jau, toks kaip žadintuvas, žodžiu, suveikė šitos visos studijos dėl to, kad, kas buvo, aš tiesiog pradėjau pramiegoti paskaitas, nes vakarė per daug geriau. Atsirado visokie atsiskaitimai, aš tiek tokioj baimėj gyvenau, ta prasme, man bet kokiam veiksmui atlikti rimtesniam, kažkam paskambinti, parašyti kažkokį tai laišką dėstytojai, kažkokį atsiskaitimą tam parašyti. Man reikėjo išgerti bet kokiam veiksmui. Tai taip supratau, kad aš atrodau kaip idiotė, sėdžiu prie rašto darbo su vyno bonke ir net neatsimenu, kaip aš jį išsiunčiau ten savo dėstytojai, dėl to kilo vis didesnis stresas. Ir dar toksai įvykis šiaip būtinis buvo, kad mano bute ten, žodžiu, vyko vandentiekio avarija, ten dėl mano buto kaltės, tai užliejo visus kaimynus, žodžiu, tada sukilo dar didesnė baimė. Šiaip taip su tuo gerdama, žodžiu, geriu be sustojimo ir skambinu ten visiems kaimynam ir tvarkau gerdama reikalus ir atrodo, kad aš tikrai to išsikraustysiu iš proto. Kol galiausiai tiesiog pasidaviau. Galvoju, viskas, man reikia važiuoti į kažkokią tai gydymo įstaigą. Išgėriau ant drąsos, kaip sakoma, ir net neatsimenu, ką aš jums ten pasakiau, kas tenais buvo, bet jau praradau atmintį ir atsibudau jau ligoninės palatą. Tai tada iš tikrųjų pradėjau suprasti, kokia yra ta mano padėtis, buvau jau žymiai sunkesniam skyriui. Iš pradžių negalėjau suprasti, kodėl aš esu su paranojinė šizofrenija, ten sunkiai sergančiais ligoniais. Reiškia, kažkur, kur yra stebėjimo palatos, kur žmonės išvis būna pririšti prie lovų, jeigu sunkiai yra sukalbami, kodėl aš čionais. Pamažu apsišvietė protas, kad aš esu alkoholikė, alkoholikas yra sunkus psichinis ligonis ir tai yra progresuojanti, mirtina liga. Taip, būnant ligoninėj, žodžiu, man visai pasakė, kad tu čia turėsi pabūti ilgiau, peržiūrėjo visą mano istoriją sveikatos ir pasakė, tau ko gero yra bipolinis sutrikimas. Tai po mėnesio ligoninėm tai patvirtino, taigi turiu dabar dvigubą diagnozę. Antro tipo bipolinis sutrikimas ir priklausomybės sindromas. Tai tada man atrodė, kad aš jau viską apie save žinau, žodžiu, čia svarbu žinoti. Čia dažna iliuzija yra, kad aš žinau, suprantu, žodžiu, kas su manim yra, tai dabar viskas bus kitaip.
Nu ką jūs žinot, išėjau iš ligoninės, vos ne pirmas dalykas, kurį aš padariau, tai nuėjau išgerti, nes taip alkoholikai daro. Tai bent jau atsirado kažkoks tai supratimas, bent galėjau save iš šono pažiūrėti, kad iš tikrųjų dabar man nieko nebus, ar man reikia kažkokios tai programos, ar į Minnesotą eiti, ar, žodžiu, kažką tai daryti, nes viena nesusitvarkysiu. Ir tuo momentu atsirado ir mano draugai, tuo metu mano kambariokė jau išvis pamačius, kad aš čia iš ligoninės vėl geriu, išvis važiuodavo kartu su manim autobusu, privažiuodavo prie muziejus, kur mes abi dirbam, išlipdavom toj pačioj stotelėje ir nueidavo priešingą gatvės pusę. Tai reiškia, va, tokie mes esam nebepakenčiami, kai esam aktyviai gerintis alkoholikai. Tai šitas buvo tokia paskata, nes man labai skaudu buvo šitą matyti. Kitas dalykas, esu labai savo draugui dėkinga, kuris irgi turi priklausomybės problemą, tai jis sakė, arba tu eini į anoniminius alkoholikus ir kažką darai, arba su tavimi nebebendrausi. Nes aš blaivėju, o tu tiesiog nieko nedarai. Tai pasakiau, gerai, tai tu mane gal palydėk tą patį pirmą kartą, nes aš labai bijau. O man jau 100 kartų sakė, priklausomybės centre buvau gal kokius 5 kartus, nueik tu į tuos anoniminius alkoholikus. Sakau, gerai. Tada pasižiūriu, kad žodžiu, tai čia 6 valandą prasideda, tai čia man darbas baigėsi 7, žodžiu, tokie visokie pasiteisinimai. Bet kai, žodžiu, man draugai spyrė į šikną, tai tada aš jau kažkaip tai sugebėjau, ne tai, kad kiekvieną dieną, kartais ir po 2 dienas susirinkimus. Tai reiškia, dienos metu gali prisijungti ir iš darbo online kažkur, tai aš jungdavau su anglų kalba ir vakare jau gyvai kažkokį tai susirinkimą. Tai kai labai nori, tai pasirodo, nublanksta visi tie pasiteisinimai. Na ir tai belankant po truputėlį, iš pradžių tiesa aš labai slidinėjau, tai nueinu tą susirinkimą ir išbūnu porą dienų, tada pasiduodu, tada vėl išgeriu, žodžiu, ir galvoju, kodėl aš tai padariau, vėl nueinu susirinkimą ir, žodžiu, aš šitaip. Tada suintensyvinau lankymą kiekvieną dieną. Ir po truputėlį pradėjo tada lipdytis tas paveikslas, kaip čia viskas veikia, ką čia reikia toliau daryti, tai pasidarė aišku, kad man yra reikalingas globėjas. Aš turiu skaityti knygą su globėju, nes viena tenais nieko nesuprasiu, ir eiti žingsniais. Na ir viskas, ir pradėjau eiti žingsniais ir pradėjo keistis. Viskas labai sparčiai. Tai nežinau, kiek mes laiko turim. Dar 15, bet būčiau. Ai, tai... Kaip sveikai, apie žingsnis. Apie žingsnius taip. Dabar galvoju labiau apibendrintai. Kaip aš turėjau iš pradžių tokį įsivaizdavimą, kad pereini tais 12 žingsnių, baigi programą ir tada jau esi sveikas žmogus. Iš tikrųjų nėra visai šitaip, tai yra toksai labiau tęstinis procesas. Tai yra tiesiog, kad mes išmokstame tos įrankius, kaip sutvarkyti su emocijom, su savo būdo trūkumais, su tam tikrom situacijom ir mes stebime save nuolatos ir naudojame tos įrankius savo kasdieniame gyvenime. Ir šitaip nebegrįžtame, žodžiu, sėkmės atveju nebeatkeliame. Tai pirmas žingsnis man iš tikrųjų buvo, kol dar nepradėjau eiti žingsniais, man kažkaip tai buvo sunku suprasti, kad gyvenimas mano yra nevaldomas, tai man buvo visiškai aišku. Reiškia, aš jau nebebijojau ten skambutį telefono pakelti, ten e-mailą atsakyti, tai sąskaitos nepapkėtos, taip toliau. Gyvenimas nevaldomas, aišku. Bet kad aš esu, žodžiu, alkoholikės, kad tikrai esu alkoholikė, kad jeigu tik aš negerčiau, tai iš vis pusė šitų problemų, jeigu nedaugiau iš vis nebūtų, man šitą buvo ganėtinai sunku suprasti. Man atrodo, kad tai neveikia. Bet skaitant knygą su globėja, kaip sakant, ir suprantame, kas tai yra alkoholizmas, kad tai yra fizinė alergija. Tai reiškia nenormali reakcija alkoholio. Aš išgeriu, aš noriu dar. Tai yra taip pat mūsų protas serga, kad tai yra apsėstas protas, kad aš esu kaip apsėsta galvoju, man tik reikia išmokti kažkaip tai gerti.
Ir tada viskas bus gerai. Kad vis tiek to alkoholio reikia. Ir ta trečia dalis, tai dvasinė būsena, kad vis dėlto yra ir dvasinė liga, kad mes nesugebam išlaikyti santykių, nesugebam tvarkyti savo gyvenimo, depresija, nerimas, visos šitos blogos būsenos ir taip toliau. Tai pasidarė, aišku, visą šitą aš turiu, taigi esu alkoholikė. Antras žingsnis, tai tas perdavimas savo visko aukštesniai jėgai. Man tai atrodė, daug kas labai priešinasi šitam žingsniui, netikinti žmonės, ypač man nebuvo tos problemos, nes aš laikiau save tikinčią. Tik tai tiek, kad pas mane dvasingumas buvo toks, kaip pasakyti, gan iškreiptas požiūris į tą dvasingumą, kadangi tai aš jaučiausi pakankamai turinti kažkokių ten žinių apie dvasingumą, bet visiškai jokių veiksmais nebuvo paremta. O čia yra veiksmo programa ir žodžiu, jo, reikėjo šitą dalyką įsisąmoninti visų pirma. Ir jo, apie trečią žingsnį. Tai pas mus grupėje yra tokia kaip ir tradicija atlikti trečią žingsnį kartu su grupe ir kai pirmą kartą sudalyvavau kažkieno tai kitų trečio žingsnio ceremonijoje, tai pavadinkime galbūt, tai pagalvojau, kažkokia keistuoliai. Bet ir ta trečio žingsnio malda ta tokia Dieve, pavedu save tau, daryk su manimi, ką noriu. O ką jeigu Dievas ten kažką darys, ko aš nenoriu? Man kaip alkoholikai buvo be galo sunku atsisakyti tos tokios kontrolės. Man atrodė, kad jeigu man nepavyksta savarankiškai mesti gerti, tai čia yra mano kaltė. Viskas pasidaro žymiai lengviau, kai atsiranda tas pasitikėjimas Dievu kažkuo aukštesniu už tave, žodžiu, nes tu iš savęs nebeturi kaip alkoholikas tos jėgos vienas pats susitvarkyti. Ir gyvenime lygiai tas pats, kad nustoti tiesiog viską kontroliuoti ir pasitikėti daugiau Dievu, tai tas iš tikrųjų padeda atsipalaiduoti. Ketvirtas žingsnis. Tai man buvo labai sunku šitą rašyti, prisipažinsiu. Man atrodė iš pradžių, kad bus labai lengva, bet aš viską atsimenu, ką mes ten rašome, visą savo baimės, savo pykčius, ką labiausiai atsimename apie kitus ten žmonės, ką mums negero padarė, kaip mums atrodo tuo metu. Žodžiu, man atrodo, aš viską labai puikiai atsimenu, čia nebus didelių problemų. Iš tikrųjų, tai yra sunkus ganėtinai procesas, kol viską išrašai, tai man tai reikėjo keletą prisidimų. Bet išrašęs iš tiesų yra didelis palengvėjimas ir tada seka penktas žingsnis, kur mes visą šitą papasakojam savo globėjui ir prisipažįstam apie visus savo paklydimus. Tai įdomus buvo penktas žingsnis tuom, kad aš įsivaizdavau, kur man atrodė, kad aš labiausiai jaudinausi, kad kažkaip tai neteisingai pasielgiau, kad reiks atlyginti žalą kažkokiam tai žmogui. Pasirodė, pakalbėjau su globėja, kad ten iš tikrųjų visai netokia didelė problema. Toksai palengvėjimas iš tikrųjų atsiranda. Ypač kai tau paaiškina, kad mes esame alkoholikai, iš tikrųjų pas mus viskas labai panašiai vyksta. Čia visi šitie tavo paklydimai, aš šitą girdžiu jau 50 kartą, nieko tu čia naujo nepasakai. Tai pasijauti iš esmės, kaip žmogus tarp žmonių. Ir tai labai padeda keliauti toliau. Tai 6. 7. žingsnis, čia toks iš tikrųjų žingsnis be aiškios pabaigos. Pasiruošėme, kad Dievas pašalintų mūsų tos būdo trūkumus ir tada meldžiame, kad tos trūkumus pašalintų. Tai mano pagrindinis būdo trūkumas buvo ir yra baimė, iš tikrųjų. Tai dar šiol yra iššūkis man su šituo sutvarkyti, bet kas iš tikrųjų vyksta, kai mes kalbame 7. žingsnio maldą, su laiku pradeda didėti tas sąmoningumas.
Ir daugiau tų, aišku, būdo trūkumų ganėtinai daug pas mane yra, bet žodžiu, aš lik šiol kiekvieną dieną kalbu 7 žingsnio maldą ir su laiku pradedu pastebėti, kad sąmoningumas tiesiog auga. Tai bet jeigu aš pradedu dėlioti, vilkinti, dar ten kažką daryti iš savo to sąrašo, iškart pradedu save pagauti, jau pradedi, jau užsisuka, žodžiu. Ir pavyksta kažkiek tai bent jau pabandyti sąmoningai kitaip elgtis. Tada 8-9 žingsnis. Galbūt apie šitą iš tikrųjų labai daug nekomentuosiu, nes 9 žingsnio to žalos atlyginimo kitiems žmonėms esu padariusi, bet ne visiems žmonėms. Galbūt trumpai tiek, kad irgi čia reikia pasirinkti netikėtumams, nes kalbi su vienu žmogum tariesi dėl 9 ir tada paaiškėja, kad su juo bekalbant, kad dar ir kitam žmogui reikia dar ir su juo pašnekėti. Arba, kai buvo man, aš buvau įsikalbėjusi, kad esu skolinga draugui, pasirodo visą tą laiką, jisai bandė man pasakyti, klausyk, aš tau dovanojau pinigų, nes tau buvo sunku, ta prasme, stok tu manęs su tom savo skolom. Tai pasirodo, kad iš tikrųjų nereikia tų pinigų. Ta prasme, niekada negali žinoti. Čia, kol nepradedi daryti, tol... Jo, nelabai ką galiu iš tikrųjų ir komentuoti, bet kai baigsiu visus 9, tai tada. Ir 10 žingsnis tai mano mėgstamiausias, nes tai tas nuolatinis savęs stebėjimas, tai ką mes darome, mes kiekvieną vakarą skiriame kelias minutes, reflektuoti, pagalvoti apie savo dieną, atsakyti kelias klausimus, žodžiu, apie savo būseną, savo emocijas ir tada tarsi visi žingsniai kartu jie susilipdo. Tai aš šitą procesą išsiaiškinu, iš kur tos mano baimės kilo dienos eigoje, ką aš galėjau padaryti, ar tai aš baimės maldos nesukalbėjau, ar jeigu man pyktis buvo, yra pykčio malda, aš nepadarau tos reikalingos pauzės galbūt. Ir po to tą elgesį savo gali koreguoti, jeigu turi norą. Tai toks 10 žingsnis būtų trumpai, 11 malda meditacija, tai malda dabar jau yra, šiaip iš tikrųjų nuo pat tada, kai pradėjau lankyti anoniminius alkoholikus, tai ramybės malda, čia pats pagrindas buvo kaip kasdienė praktika, dabar tų maldų praėjus žingsnius yra jau ir daugiau. Tai dalykas, kuris padeda kažkaip tai susikaupti dienai, labai padeda vakare, tai aš tiesiog skalbu tas maldas ir man tarsi atsipalaiduoja smegenis, aš jau esu pasiruošusi eiti miegoti ir tarp kitko labai gerai miegu dabar jau. Meditacija, tai čia tokia nerytietiška meditacija iš tikrųjų, nes vis tiek labiau iš krikščioniškos tradicijos yra kilę tie žingsniai, kuriuos mes praktikuojam. Tai tiesiog toksai kaip pokalbis su Dievu, tyloje, apmąstymas. Irgi, jeigu su 10 žingsniu reflektuojame praėjusią dieną, tai su 11 pasiruošiam ateinančią. Tai va. Ir 12 žingsnis. Tai kai man pasakė globėja, dabar tu jau gali kelti ranką, kai kalba apie globą, žodžiu, kad jau kelti ranką. Tai aš persigandau, žodžiu. Aš iš karto puoliau lyginti save su savo globėja, kuri turi jau labai daug metų blaivybės, daug patirties ir vis buvo visokias ten konferencijas važinėjusi, žodžiu, ir globotinį turėjus keliasdešimt ir, žodžiu, galvoju. Aš palyginus, visai neturiu aš tos patirties, kaip aš galiu kitą žmogų per tos žingsnius pravesti, bet iš tiesų, tai yra nesąmonė, tiesiog, tas mūsų ego, alkoholikų labai gajus, tiesiog supratau, kad tai yra toksai kaip susireikšminimas, ypač kai globėja pusiau juokais pasakė, ko tu čia pergyveni, tai tiesiog, matai, kad pas tave knygoje pabraukta kažkas tai. Tai ir globotiniai sakė, kad pasibrauktų ir viskas, ir skaitykit jūs tą knygą kartu. Tai man.
O dėl dalinimas patirtim su kitais žmonėmis, tai neturiu dar aš daug tos patirties. Bet kai pirmą kartą psichiatrinėje ligoninėje buvau, taip iš tiesų paliko įspūdį ta patirtis. Nes atrodo, kad žiūri to žmonės su tom pižamom, tom pačiom, kurias aš vilkėjau, ir aš tarsi susitapatinu su jais, kad aš irgi tenais buvau ir tuo pačiu jautiesi naudingas, nes išlieka ta viltis, kad žmogus kažką tai išgirs, galbūt užsikabins, ateis, ieškos paramos, pagalbos, būtent pas mus. Žodžiu, malonus jausmas. Tai galbūt tiek apie 12 žingsnį. Tai tokia būtų mano patirtis, nežinau, kad šiuo momentu daugiau minčių liktai nekyla, galbūt kils kažkokių tai klausimų. Ačiū, Beatričė. Tai dabar gal klausimai. Prašom, kas ką nori paklausti, galite paklausti. Tai aš Nerijus, priklausomas nuo alkoholio. Norėjau paklausti, 12 praėjų globotinį turit? Globotinį? Dar nežinau, kad neatsiranda tai taip greitai iš tikrųjų. Mano blaivybės data iš tikrųjų yra vasario 12 diena. Tai praėjo šiek tiek virš pusės metų. Tai aš tą programą per šitą laiką perėjau, bet dažniausiai kaip susirandame globotinius, tai kai daugiau pasidalinam savo patirtim per ilgesnį laiką, tada kažkas tai surezonuoja su tuo žmogumi. Kol kas neturiu dar. Bet aš supratau, kad dalintukas dar kabo, ne? Tai šį penktadienį, šeštadienį, atsiprašau, važiuoju pas porą giminių ir tada jau kaip ir ten viskas bus. O, sakykime, tą dėlintuką, kai pradėt pažinėti, nes tas skolas, buvo tokių, kurie, sakykime, kažkaip ne taip reaguodavo ar... Ne. Ne, iš tikrųjų, iš mano patirties nebuvo. Dažniausiai žmonės, žmonėm patinka vien tai, kad tu rodai iniciatyvą ir kažkokius tai veiksmus. Kad svarbu, kad tai nebūtų vien kalbos. Kad jeigu tai yra kažkokia skola, būna žmonės net atneša, padeda tą 10 eurų ant stalo. Žinau, kad tau skolingas esu daugiau, bet aš tvarkausi, aš tau grąžinu. Svarbu, bet ta intencija. Ir dažniausiai žmonėm tikrai teigiamas emocijos sukelia šitą. Natalija su alkoholikė, ar kokie nors santykiai pasitaisė su žmonėmis? Labai protingai man priminė, kad iš tikrųjų aš nepapasakojau daugiau apie tai, kaip yra dabar. Žinoma, kad pasitaisė. Tai kur minėjau mano tą kambariokai su kuria gyvenu, kur kartu būtų nuomojamas. Čia ten sunkus atvejis, nes jos mama buvo alkoholikė, tai tikrai nemaloniai jaučiuosi, kad turėjo vėl tą patį išgyventi, bet ji man pasakė, aš su ja padariau 9 ir man pasakė, žinai, tai, ką tu darai, yra labai brandu. Mano mama niekada už nei vieną dalyką manęs nėra atsiprašiusi ir iš viso vengia šitų pokalbių. Tai, žodžiu, jo. Nors šiaip santykiai pasitaisė praktiškai iškart, kai aš pradėjau jaunimus lankyti, aš nustojau gerti, nustojau erzinti ją ir jau tada buvo geriau, bet po to 9 tai galutinai susitvarkė. Ir nebėra tų grasinimų iš draugų, kad jeigu tu nieko nedarysi, tai mes su jum nebebendrausim. Laimiai, per visą šitą mano vartojimo laikotarpį, tai mano tėvas gyveno aš buvau kitoje šalyje, o visą likusį laiką kitame mieste, tai jis kaip ir nematė tų mano žygdarbių, nors ir nujautė galbūt, kad kažkas negerai, tie santykiai išliko geri, tai dėl to esu patenkinta. Jo, galbūt tiek apie santykius. Jūs alkoholikas, o ta antra diagnozė netrukdė koksmai žingsnių programų? Nes aš taip suprantu, kad su jie visiems reikia daryti. Taip, tai dabar kas vyksta? Aš kas mėnesį turiu pasirodyti pas psichiatrą. Dabar daugiausia manęs klausinėja būtent apie programą, kaip man su jie einasi, nes iš tikrųjų, psichiatram labai svarbu yra atmesti tuos visus
kaip sakant, kaip pasakyti, atskirti grūdus nuo pelų, kaip sakant, kur yra alkoholizmas, kur yra ta liga. Tai lankausi pas psichiatrą ir man yra paskirtas litis, tai yra nuotaikos stabilizatorius toksai. Tai vis dar vartoju šitos vaistus ir antidepresantus. Čia, kaip sakant, svarbu priklausomybę sukeliančių vaistų nevartoti, kai esi programoje, kažkokių ten raminamųjų, benzodiazepinų grupės vaistų. Nu ir žiūrėsim, iš tikrųjų, man toks iškilo iš tikrųjų klausimas iš karto, kaip čia yra, žodžiu, kas atsirado pirma, višta ar kiaušinis, ar čia atsirado šita diagnozė dėl vartojimo alkoholio, ar iš tikrųjų aš jau tą turėjau ir tada pradėjau dėl to gerti. Tai kaip iš tikrųjų yra, nežinau, psichiatrai sako, kad matyt buvo tas sutrikimas ir dėl to norėjai, žodžiu, kažkaip tai svaigintis, o minėjai alkoholikai, jų patirtis rodo priešingai. Tai tiesiog nustoju ieškoti atsakymą. Natalija, alkoholikė, o pati kaip jautiesi? Ar po žingsnių tau lengviau gyventi? Tai žinoma, kad lengviau gyventi. Žinoma, kad lengviau iš tikrųjų, tos visos psichologinės, tos būsenos, su jom lengviau žymiai susitvarkyti. Iš tikrųjų pas mane to egocentrizmo, tarkim, būdavo anksčiau, kur aš labai piktindavausi, kad kažkas atrodo man neteisybė, tai žodžiu, aš tada piktinuosi, dabar aš visiškai taip atlaidžiai žiūriu, man nebe taip rūpi, kas ten ką galvoja, kaip ten kas elgiasi, toksai atsipalaidavimas atsirado. Tas pats su psichologiniam būsenom, tai kažkoks tai pyktis, baimė, aš dabar žinau, ką daryti, kad man iš tikrųjų gali malda padėti, pokalbis su globėja gali padėti. Tokie dalykai. Ačiū. Prašom, dar kažką. Alkoholikas vienas, bet iš norėjau paklausti, ar pati savo patirtimi daliniesi atviruose anoniminio alkoholikų susirinkimuose. Klausiu dėl ko, todėl kad turiu 3 dukras ir dėl vienos iš tikrųjų turiu nerimą, 21 metai, 22 neužilgo sukaks. Ir jinai irgi turėjo nuo pat vaikystės ten ir psichologinių problemų, ten tos vegetarė, veganė, psichologai ir taip toliau, sukako 18 metų, nuo 18 taip drąsiai pradėjo ir burbulus, ir vyną, dabar pabaigė 2 kursus, lygiai vietoj sugalvojo akademinį pasiimti, čia užsienis važinėja ir šiaip kai vyksta ten šeimos šventės, dabar tas šeimos praktiškai išsiskyrė. Aš nematau, bet tik ir su jie bendrauju, aš norėčiau kažkokiu tai būdu, kad jinai išgirstų analogiškus, ar čia jūs, Natalija, pasakytumėt, analogiškus pasidalinimus jaunų žmonių. Pas mus bus rašymas, mes rašinėjom ir pasidalinimai mūsų grupiai galite rasti, aš pasakysiu po susirinkimo kur. Gerai? Gerai, aš noriu. Prašom. Alkoholikė Asta, Beatričė, ačiū labai, kad pasidalinai, labai susitapatinau tiesiog. Ir Beatričė, kokie, sakykime, 3 tavo žingsniai, jeigu tau užeina labai didžiulis nerimas, panika, ir ką tu darai? 3, 2, ko tu jėmiesi, kaip tu reikėsi? Pas mane vis dar tas yra toks dalykas, kad gal kartais ir kaip pasakyti, pirmas dalykas tai yra baimės malda, kurią mes išmokstame 4 žingsnyje. Čia tokia kaip pirmoji pagalba. Toliau, žiūriu pagal situaciją, iš tikrųjų, bet jeigu aš matau, kad ta baimė kyla iš tokio tarsi noro kontroliuoti, aš bijau, kad aš nesuvaldysiu situacijos, tai čia tokia baimė. Tada aš kalbu 3 žingsnio maldą, kad, žodžiu, pavedu kažkam kitam visus šitas reikalus, nes nelabai galbūt sugebėčiau sutvarkyti. Šiaip nežinau, iš tikrųjų, čia vis dar yra procesas man, nes
kai turi problemą su nerimu, ten, nežinau, va, kiek jau tų metų, jau tikrai virš 10, užtrunka laiko, kol iš tikrųjų atrandi va, tą savo tokį metodą, bet svarbu, manau, bandyti ir jo. Bet taip suprantu, pirmas vaistas yra malda, bet kokia turbūt, kaip palaisikėlė. Jo, nes kas nerimas dažniausiai yra, tai čia tiesiog protas mala kažką, tai reikia pirmiausia užčiaupti tą protą, kuris ten analizuoja, prognozuoja pastoviai, ten kas buvo, kas bus, kaip aš čia atrodau, žodžiu, užčiaupi pirmą šitą velnį ir tada jau žiūri, ko ten tau reikia. Bet šiaip tai, jau vien ta disciplina, kuri atsiranda su žingsniais, kad žinai, kas ryte bus malda, bus meditacija trumpa, žodžiu, po to ruošiasi darbą, tai nebelieka to laiko, tarsi, kur tenais dar nerimauti, bet tokie dalykai labai padeda. Tas pats lygiai vakare, kai yra tas visas ritualas. Tai man dabar sunkiausia yra iš tikrųjų, aš dar nesugalvojau, ką dienos vidury daryti, nes tada būna labiausiai nešioti tos būsenos. O ką dabar veiki gyvenime? Tai neišmetė dar manęs iš to muziejaus kažkaip. Aš muziejai dirbu, dailės. Pagal išsilavinimą esu meno istorikė, baigiau meno istorijos socialinę antropologiją. Tai dabar tokias neužtas pareigas užimu muziejuje, bet tikiuosi, žodžiu, toliau mokytis, tobulėti ir dabar jau baigus programą visai pasiryžus kažko tai geresnio tenais ieškoti, bet muziejininkystė išlikti. Prašom, dar vienas klausimas. Norėčiau paklausti Elena alkoholikė, o kaip pas tave po programos dėl pykčių reiktų? Ar padeda tvarkytis? Kaip tu padeda? Pykčiau. Dabar apie ką mes kalbam, ar šitą resentimentą, kaip mes vadinam, ar tiesiog pyktį. Pas mane pyktis šiaip nebuvo pagrindinis būdo trūkumas kažkaip, tai nežinau, man toks labiau susierzinimas labiau, kaip aš kaip minėjau, kad kažkas tai elgėsi ne taip, neteisingai, žodžiu. Tas visiškai dingo man, galima sakyti. Pykčio. Buvo iš tikrųjų, tarkim, vakar tas toksai pyktis. Tai yra ir pykčio ta malda iš tikrųjų, aš užmiršau. Vakar negalėjau sušnekėti. Nežinau, pyktis nėra ta pagrindinė emocija, kurią aš patiriu. Jeigu iš tikrųjų tai nelabai galiu komentuoti. Dar porą minučių turim. Alkoholikė, yra toks posakis, nekelk pirmos, ar ne? Nes yra svečių, iš Minesotos ir kaip jūs apie tai galite, tą posakį pakomentuoti. Nekelk pirmos, tai girdžiu aš šitai, bet man tai dabar iš dabartinės pozicijos žiūrint, tai man čia toks labiau kaip bajeris atrodo, kad atsisveikia kažkas pasako, nekelk pirmos, nors jau žinai, kad seniai jos nekėlė ir nekelsi. Dabar man šitaip atrodo. O kad nekelti pirmo, kad nenorėt, nebegalvot apie tą pirmą iš viso, tai reikia žingsniais perėti. Ačiū labai Beatričei už tokį nuoširdumą, atvirumą.